Visi įsivaizduoja kažkokią tai idylę, romantišką, su protėviais, su gamta, baltais aplink laužą suėję, tenai gabė ugnelė, tūto, ar ne, ir laimingi visi tokia idylė. Visi įsivaizduoja, kiek su romuviečiais kalbėjau, tai visi supranta. Jie nežino, kad baltų gentis ne tai, kad kariavo tarpusai baisi, vieni su kitais, vadukai, vieni su kitais. Žemaičiai su kuršiais, aukštaičiai su žemai, taip toliau ten vyko baisus. Bet kam tie karai vykdavo? Užpuoliai, pagrobiai savo gentainių, sakykime, arba tų pačių baltų panašaus tikėjimo ir padarė juos vergais. Apiplėšė, aišku, gyvulių įrankių, grūdų pasigrobė, dar kažko, ir vergų. Istoriniai rašytiniai šaltiniai pateikia patikimiausius ir tiesioginius vergovės egzistavimo įrodymus baltų gentyse. Nuo pat 1 tūkstančio pabaigos iki valstybės sukūrimo. Mes turim pilną įrodymų. 9 amžiaus pabaiga. Vulfstano kronika, Vulfstano kelionės aprašymas. Seniausias ir geriausias žinomas liudijimas. Anglosaksas, keliautojas Vulfstanas, kuris lankėsi Prūsų mieste, taip Trūso miestas vadinasi, jis fiksavo socialinės takoskyrą, rašo, karaliai ir diduomenė geria kumelių pieną, o neturtingieji ir vergai midų. Pavyzdžiui, 13-14 amžiaus Henriko Latvio kronika ir vokiečių ordino metraščiai nuolat mini, kad lietuvių ir kuršiai žygių parsivesdavo tūkstančius gyvų vergų belaisvių. Prekyba žmonėmis klestėjo. Baltų kunigaikščiai, diduomenė, belaisvius naudoja ne tik savo ūkiais, bet jais ir prekiavo, pardavinėja tos vergus. Istorikas Darius Baronas vykdė tyrimus, kad prekyba belaisvių buvo svarbus Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, pavyzdžiui, Jogailos pajamų šaltinis. Jie būdavo parduodami arba keičiami su kaimyninėmis šalimis. Nebuvo toks, oi, baltai, oi, mūsų tikėjimas, aha. Vilniaus Romuva užpuls kokią nors Palangos Romuvą, pagrobs vergų, parduos. Taip. Nuo 12 iki 13 amžiaus nuskurdė laisvieji žmonės, kurie negalėdavo grąžinti skolų ir atidirbti už padarytą žalą, irgi buvo parduodami kaip vergai. Taip. Archeologiniai įrodymai tą pateikia. Kadangi baltai, kaip žinot, rašto neturėjo, įstatymo kodeksų neturėjo, nebuvo nei ant akmens jokių įrašų, tai įrodymai, kaip suprantat, yra netiesioginiai. Pylimams pilti, rastams nešti, kiek milžiniškos prievartinės darbo jėgos. Tai kas sudarė? Karo belaisvių paversti vergais. Tyrinėjant baltų kapinynus, Kuršių, Žemgalių arba Rytų Lietuvos, pastebėta milžiniška turtinė diferenciacija. Vieni kapai gausiai aprūpinti prabangiais ginklais, sidabro papuošalais, žirgais, o kiti absoliučiai tušti arba su labai skurdžiom įkapėm. Tai rodo griežtą hierarchinę visuomenę, kurio pačioje stovi visiškai beteisiai asmenys vergai. Basinėse kapavietėse randami smurto pėdsakai, tam tikri radiniai rodo, kad staigus kaimynų užpuolimai vyko, po kurių jauni vyrai ir moteris tiesiog dingsta iš vietovės. O likę seneliai ir vaikai randami nužudyti smurtinėmis žymėmis ir kaukolėse ar sulaužytais kaulais. Bet taip, broliai baltai, broliai lietuviai. Tarpu judaizmas jau 13 amžiui prieš mūsų erą išleidžia įsakymą. Pavyzdžiui, kunigų knyga, 25 skyrius, nuo 39 eilutės, sako, ar galima savo bendratikį ar bent tautietį imti vergovę. Jei kas nors iš tavo išlaikyti, taip nuskurstų, kad parsiduotų tau, nepadaryk jo vergu. Tebūna jis pas tave kaip samdinys arinamis. Jis dirbs pas tave tik iki jubiliejaus metų. Ką reiškia jubiliejaus metų? Kas 7 metus visus, jeigu ir turi tokius šeimynykščius, jos paleidi, visiškai dovanoji. Dar aprūpinęs juos, kad jis turėtų iš ko gyventi. Tada jis paliks tave, jis ir jo vaikai, ir sugrįš į savo šeimą ir atgaus savo protėvio nuosavybę. Nes jie mano tarnai, kuriuos aš išvedžiu iš Egipto žemės, jie nebus parduodami, kaip parduodami vergai. Nesielgsiu su jais šiurkščiai, bet bijosiu savo dievą. Vergai ir vergę gali laikyti ir pirkti tik iš kaimyninių tautų. Iš karto jau atsiranda religinis kažkoks solidarumas. Taip, pačiausiai. Išėjimo knyga, 21 skyrius, uždraudžia grobt belaisvius vergais ir parduoti juos kaip vergus. Dabar žiūrėk, 21 skyrius kunigų, jau atsivertėt, 16 eilutė. Kas pagrobė žmogų, nesvarbu, ar jį būtų pardavęs, ar dar tebelaikytų, bus nubaustas mirtimi. Pagrobė žmogų,
Pardavė, net jeigu nepardavė, mirties bausmė. Baltai grobė, vieni kitus darė vergais. Žmonėt skirtumą tarp tų religijų. Griežčiausia bausmė už žmogaus grobimą, prekyba žmonėmis, mirties bausmė. Negali savo tautiečio padaryti vergu. O po grįžimo iš Babilono vis apskritai net ir kitų tautų vergų negalėjai turėti. Tai reiškia, 5 amžiuje prieš mūsų erą vergija buvo galutinai judaizme panaikinta. Baltus egzistavo iki pat krikščionybės priėmimo. Iki krikščionybės, iki žydiškos kilmės religijos ateimo, baltai buvo beraščiai. Baltų tautose jų kalbos raštas pasirodė mažiausiai 2500 metų vėliau negu judaizme. Kodėl ta kultūra nedavė kultūrai tą religiją nieko? Kodėl judaizmas davė, čia nedavė? Ir tai tik priėmė žydiškos kilmės religiją krikščionybę. Kad judaizme atsirado pirmosios knygos. Maždaug 8 amžius prieš mūsų erą. Tai nebuvo knygos šiuolaikinė prasme, tai buvo pergamento arba papyruso ritiniai tokie suvinioti, tuo metu tokios knygos. Tai sistemingi užrašai atsiradė Izraelio ir Judo karalysčių laikotarpiu, reiškia. Amoso, Ozėjo, Izaijo kalbos ten užfiksuotos yra. 8 amžius, 700-800 metų prieš mūsų erą. O lietuvius, kada pirmoji knyga lietuviška pasirodė? 1547 metais. 2000 metų vėliau. Ir tai tik priėmė žydiškos kilmės religiją, krikščionybę. Ar ne? O latviška knyga 1585 metais. Dar truputį vėliau. Abu tai buvo religinio turinio knygos, katekizmai, išleisti reformacijos ir kontrreformacijos judėjimų laikotarpiu. Ar ne? O patys baltai pagonys knygų neturėjo, rašto neturėjo, buvo beraščiai. Bet už tai jie turėjo dainas, pasakojimus ir padavimus. Ir su gamta ryšį turėjo. Aha. Mokyklos. Dar vienas svarbus kriterijus, ar ne? Kultūros. Mokyklos. Kada pas žydus mokyklos atsirado? Judaizme. Pirmosios mokyklos buvo soferimų arba raštininkų mokyklos. Tai buvo pagrindinis žydų švietimo pamatas Persijos ir helenizmo laikotarpiu. Taigi maždaug nuo 5 amžiaus prieš mūsų erą pradėtos mokyklų tinklas. Kur pas žydus. Lietuvoje ir Latvijoje baltų tautose kada atsirado? Pas baltus buvo mokyklos? Nebuvo. Atsirado tik viduramžiais. Lietuvoje pirmoji mokykla įkurta apie 1387 metus. Tai Vilniaus katedros mokykla. Įsteigta iškart po Lietuvos krikšto. Mokykla po krikšto žydišką religiją priima arba dalinai žydišką religiją priima ir tada atsiranda mokykla pirmoji ir po truputį pradeda plystis. Judaizme kada? Latvijai, kita baltų tauta, kada? 1211 metais, šiek tiek anksčiau. Tai vadinama Rygos Domo mokykla, dar žinoma kaip Rygos valstybinė pirmoji gimnazija, reiškia, jį laikoma seniausia mokykla visose Baltijos šalyse. O pas žydus? 5 amžius prieš mūsų erą, 400-500 metų prieš mūsų erą. 1500 ir daugiau. Daugelis žmonių žavisi visokio plauko romuviečiais ir visokio kitokio plauko pagonimis. Galvoja, kad krikščionybė yra atneštinė religija. O pagonybėgi mūsų tautos sako, prigimtinis mūsų tautos tikėjimas. O tai yra tokia savoka. Čia mūsų, čia atnešė įbrūkomų kažką. Mes nežinom, ar mūsų teritorijoje buvo vienas tikėjimas kažkoks pagonių. Ar daug tų religijų buvo tarp savęs konkuruojančių. Kiekvienam regione ir kiekvienam ten parapijai faktiškai vis kitokie. Ir jau nekalbant tai, kad mes praktiškai nežinom, ką baltai išpažino. Senovės lietuviai. Aš dabar tą pabandysiu įrodyti. Visa tai, ką mes matom šiandien visoje Ramuvos bendruomenės Sasabigas, yra sugalvotas šiais laikais spektaklis, mulkint naivius žmonelius, kurie nelabai ką susigaudo istorijai. Tai nieko bendro neturi su jokiu senuoju mūsų tikėjimu, ar tikėjimais, kokie jie buvo. Niekas nežino, kokia buvo senoji baltų ir lietuvių religija. Tai spektaklis, dėl to, kad jau keli šimtai metų kaip nutrūkusi gyvoji tradicija. Antra, nėra išlikusių patikimų ir pakankamų rašytinių šaltinių. Trečia, iš tautosakos mes jos atkurti negalim, nes ji buvo labai vėlai užrašyta, tai yra paveikta krikščionybė žiauriai. Ir ketvirta, iš archeologinių radinių niekada neįmanoma atkurti religijos, pasakyti, į ką tikėjo mūsų krašto žmonės. Šiandien
mokslo pasaulyje niekas nekalba apie vieną baltų religiją, o kalba apie baltų skirtingas religinės tradicinės, skirtingas baltų religinės sistemas. Veikusios skirtingas regionuose, Lietuvos skirtingos jos buvo ir įvairiais laikotarpiais, taip pat jos buvo skirtingos. Sako, nu ir gerai rašytinių šaltinių nėra, bet va, mūsų šventas raštas yra tautosaka, padavimai, myslės, sakmės ir taip toliau. Ar žinote, kad lietuvių tautosaka pradėta sistemingai užrašinėti tik tai XIX amžiuje? O tai yra milžiniška kliūtis, norint tiksliai atkurti iki krikščionišką baltų religiją. Per daugiau kaip 400 ar 500 metų krikščionybės egzistavimo kaip valstybinės religijos čia, krikščionybė persipina su pagoniškais ritualais žmogaus sąmonėje ir jo praktikoje. Nebeatskirsi. Vienus dievus kunigai pamoksluose labai demonizuoja, virsta pasako piktosiomis dvasiomis, velniais, raganomis. Žodinė tradicija, žodinė kūryba keičiasi su kiekviena karta. Nes nėra, čia perrašai, tu tą patį tekstą perduodi, čia kaip perduodi, supranti. Jis keičiasi, vienas taip papasakytas, kitaip, trečias, trečiai ir... Kodėl ta informacija iškraipama natūraliai? Pirma, nėra originalo. Žodiniai kultūrai neegzistuoja jokios autoriaus teisės, nekintamas, patvirtintas, kanonizuotas tekstas prieš šimtmečius ar tūkstantmečius. Kiekvienas pasakotojas, kiekvienas dainininkas gali šiek tiek kitaip atlikti tą kūrinį. Žymus religijotininkas, baltų religijos tyrinėtojas, kuris turėjo kažkada idėją pabandyti atkurti baltų tikėjimą, pamatė, kad tai beviltiškas reikalas. Ir jis sakė, kad tirti baltų religiją tik iš XIX amžiaus valstiečių tautosakos yra tas pats, kas bandyti atkurti visą krikščionybės teologiją ir krikščioniškos Europos istoriją, vien tik tai paėmus kelių šiuolaikinių kaimo babučių pasakojimais. Vaizdas bus labai nepilnas, iškreiptas ir primityvus. Tu nieko labai gero apie katalikybę daug nesužinosi. Taigi, kai XIX amžiuje, antroji pusė XIX amžiaus, prasidėjo masinis tautosakos užrašymo bumas, inicijuotas Jono Basanavičiaus, gyvoji atmintis jau buvo kritiškai nusilpusi. O romantikai užrašinėja per savo pačių troškimus, įsivaizdavimus, idealizavimus, fantazijas ar krikščioniško supratimo prizmę. Dėl to šita medžiaga yra daugiau XIX amžiaus kultūrinio mąstymo atspindys, o ne patikimas langas apie senovės baltų pasaulėvaizdį. Taigi atkurti vientisos ir autentiškos baltų religijos arba religinės sistemos neįmanoma. Neįmanoma ir archeologijos pagalba. Iš archeologijos tu niekaip neatkursi jokios religijos. Nes ką tu radai archeologiją? Kažkokį daiktą, gerai, bet artefaktą, papuošalą rašą. Juk daiktai neišduoda, neatskleidžia nei idėjų, nei mitologijų. Baltų rašytinių šaltinių nėra. Radai amuletą kažkokį ar kokį papuošalą. Archeologija neįvardins, nei kokiam dievui jis skirtas, nei kokiu tikslu jis nešioja. Neįmanoma iš amuletų rekonstruoti nei giesmių, nei apeigų, nei burtų, nei švenčių. Randi kažkokį su svastika ar žalčiuku ten papuošalą. Iš kur tu žinai, kad čia religinis simbolis? Gal papuošalas? Dabar išsikas šiuolaikinį žmogų iš kapų po 1000 metų archeologai ras kokį papuošalą. Tai nereiškia, čia religinis simbolis bus. Ten kažkoks žiedas nosį. O, tu čia matyt, santykis su kosmosu, su praeitimi protėviais. Gali pezėti, va, kad daro romuviečiai. Gal čia papuošalas? Nieko negali. Dauguma visų tų artefaktų, kurie kažką ir pasakytų, dar yra sunykę. Nes medžiaga yra laikinas materialas, jisai sunyksta. Baltų šventėtės buvo po atvirų dangum. Alkos, giraitės. Jų neliko, iškirto viskas. Jeigu buvo kažkokie dievų stabai, kažkokie ritualų įrankiai, jie buvo mediniai. Supuvo, neišliko. Jeigu dievams aukoja pieną, alų, kraują, dainas, dar kažką, archeologiniams sluoksniui jokių pėdsakų neliks, nieko nežinos apie tai. Todėl nežinom, kaip patys baltai formulavo savo dvasinės tiesas, dogmas ar moralinės nuostatas. Didžioji dalis išsamių tekstų apie lietuvių ir prūsų papročius atsirado ne tada, kai šita religija egzistavo ir klestėjo, tada, kai jau buvo išnaikinta arba jau merdė likučiai, tik tai fragmentai jos pačios likę buvo. Taigi istorinis laiko tarpas, šimtmečių praraja. Lietuva pakrikštė oficialiai 1387 metais Aukštaitija, taip, Žemaitija vėliau 1413 metais, kaip žinom, taip. Tačiau išsamiausi tekstai, kuriuose bandoma surašyti lietuvių dievus ir apeigas, kaip Janas Lasickis, Maciej Strikovski, Jokūbas Lavinskis, pasirodo tik 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje.
Prarastos kartos tarp to. Tarp oficialiaus krikšto ir šitų aprašymų praėjo daugiau kaip 200 metų. Tai nuo 6 iki 8 žmonių kartų. O atmintis nykstantis dalykas, suprantate? Per 200 mečius, be kažkokio valstybinio palaikymo, be oficialiai veikiančio žinių sluoksnio, veikiant persekiojimui krikščioniškam, teologinė religinė sistema visiškai sunyksta. Todėl autoriai fiksavo ne pačią religiją, o jos tik atgarsius, likučius, fragmentus kažkokius. O iš fragmentų tu negali pasakyti, kokia ta religija buvo. Vienas, kitas, trečias susėti tą sistemą, tad gali būti 1000 interpretacijų ir taip, ir kitaip, ir trečiai galėjo būti, o kaip buvo, mes nežinom. Klausimų daugiau negu atsakymų kyla. Apie kokią religiją? Sakau, jūs supraskit, koks juokas iš tų jūsų romaviečių. Susikūrė spektaklį, savo šau apsivilka kažkokiam baltų ar finougrų nabašniko kostiumų, va, mes baltų pasiėmė kanklės, barkšt ir va. Nu ir dabar, kas prašom, sutuoksim po ąžuolu, kas nori. Lik tai kas nors tuokėt, mes po ąžuolu tais laikais. Iš kur? Na, bet, žinai, mulkių visada atsiranda. Tai va. Taigi, tyrinėtojai bando iš šitų tūkstančių smulkių skirtingų epochų ir skirtingų regionų fragmentų kažkokį sudaryti bendrą religijos paveikslą. Tai yra misija neįmanoma. Rezultatas tai bus dirbtinė, sukonstruota šiais laikais religija, nieko bendro neturinti su anais laikais, nes niekas nežino, kaip tie fragmentai jungiasi ir kaip jie veikia realiam gyvenime. Toliau, visa ta informacija, kaip sakiau, iš antrų rankų arba per sugedusių telefoną, iš nuogirdų. Nes šaltiniai vėlyvi. Tų šaltinių autoriai patys retai kada brido į miškus ar stebėjo tuos slaptus ritualus, jiems ir nerodys krikščionim, nes tai yra, jeigu kas įpraktikavo, tai pogrindis. Už taigi bausmė gali gauti. Nėra šitą prašyta. Tai va. Toliau, šaltinių perrašinėjimas dar toks niuansas yra. Jie tiesiog dažnai perrašinėdavo ir kompiliuodavo ir savaip interpretuodavo dar senesnius vokiečių ir lenkų metraščius. Pridėdavo savo fantazijų. Taigi tas vėlyvas fiksavimas lėmė, kad mes matom ten pas juos tik valstiečių buitinį prietaringumą ir folklorą, o ne religiją. Dar yra vienas momentas – romantizavimas. Jis 19 amžiuje vyko, romantikų. Tai buvo daugybė dievų išgalvotos. Šiandien jau istorikai žino, kiek išgalvoti. Ypatingai Teodoras Narbutas prisidėjo prie tų dievų. Ir deivė Milda, ir dievas Kovas, ne vakaro dievas. Ir dievas Praamžius. Tai yra išgalvoti šiandien niekas, ar ten deivė Veliuona kažkokia. Jie žiūrėjo į romėnų arba graikų panteoną ir norėjo įrodyti, kad ir mūsų buvo neblogesnis, ką. Nu ir, nėra meilės deivės, bus aušrinė. Jie buvo tokios deivės. Niekada lietuviai neturėjo aušrinės, nei vakarinės kaip deivės tokios, pamirškit. Turėjo graikai Afroditę meilės deivę, pas lietuvius nėra, bus Milda sugalvoja, paprasčiausiai. Graikai turi karo dievą Rėją. Mes kovą padarysim. Kalba šiandien romuviečiai, kai kurie, žiūrėkit, mėnesis kovas, pažiūrėkit, buvo karo dievas. Viešui tas mėnesis, kad kovai parskrenda iš šiltų kraštų tuo laiku. Paukštis toks, o ne karo dievas. Dieve. Lada. Liaudės dainų refrenai, tokie kaip Lado, Tūto, Laduto. Padarė dievais ar deivėm. Ir taip toliau. Pavyzdžiui, Girstutis, Ragutis, Podaga, paminėjai 16-19 amžiui, nėra tokių. Kaip sakau, Teodoras Narbutas padarė didžiulį įtaką lietuvių kultūrai, tačiau mokslinių požiūrių jo darbai yra labai problemiški. Tai yra bandymas pagražinti kažkokią Lietuvos praeitį. Jis ne tik, kad interpretavo šaltinius, bet kad pats kūrė. Pavyzdžiui, išgalvoja Rybijaus kroniką, kurios nebuvo. Čia žinomas dalykas istorijai. Narbuto nesąmonės. Dievą Keliukį, iš Giltinė, ir taip toliau. Tai va, šitas romantizavimo procesas užteršė baltų mitologijos tyrimus. 20 amžiaus antroje pusėje tokie mokslininkai kaip Norbertas Vėlius ar Gintaras Beresnevičius bandė kažkiek atkurti baltų pasaulėžiūrą, pirmiausia išravėjo šitą panteoną nuo tų visų romantikų užteršimų. Dar vienas momentas yra. Yra regioniniai skirtumai baltų religijai. Kas sakė, kad buvo viena religija čia Lietuvoje? Regionuose labai buvo skirtingi dalykai. Plius kiekvienam istorijos laikotarpiai buvo skirtingi supratimai visiškai. Naujos religijos ateidavo, praeidavo. Matom, nuo 5 amžiaus atsiranda plinta deginimo paprotys ir keliauja į vakarus. O, reiškia, kardinaliai pasikeičia laidojimo paprotys.
O tai čia kažkokia nauja religija atnešama. Įstume kažkokią seną. A kokia buvo ta sena? Kokią naują atnešama? Agi mes nieko nežinom, viskas. Bet ką čia? Nu, suprantu, kaip atrodo ta Romuva, koks cirkas, koks spektaklis. Atrodo kaip klaunų pasirodymas. Ir visa ta pagonybė lietuviška vadinama. Kadangi nebuvo vieningos baltų bažnyčios, kažkokios organizacijos, nebuvo dogmų užfiksuotų. Nes baltai niekad nebuvo nei viena valstybė, nei viena tauta, nei vieno bendro religinio centro. Babinškė tas pasakas apie Rikojotą Prūsiją. Ar ten Vilniaus šventyklą. Egzistavo skirtingos gentis, prūsai, lietuviai, žemaičiai, latviai, jotvingiai, kuršiai, taip, kur kiekvienas turėjo savo politinę struktūrą ir savo atskirus papročius, greičiausiai atskiras religijas turėjo. Ką galim pasakyti, kad jie skirtingus panteonus turėjo? Žiūrėkit, prūsai turėjo tą dievų trejybę, Patrimpą, Perkūną, Patulą, taip, bet jis skiriasi nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės užfiksuoto panteono. Jono Malalos kronikoj, Ipatijaus metraštį. Ten visiškai kiti, Perkūnas, Sandojus, Televelis, Diviriksas, Zuikių dievas. Žvarūna dominuoja. Ko vakarinį dalį pas prūsus ir vakarinį Lietuvos dalį nėra, bendra tik Perkūnas. Bet Perkūną ir slavai turėjo, ir suomiai turėjo, ir germanai turėjo. Taigi tam tikros dvasios dievybės, kurios gyvybiškai buvo svarbios pajūrio žvejams, kuršiams, buvo visiškai svetimas ar net nežinomas miškuose giliai gyvenusiems jotvingiams ar medžiotojams aukštaičiams. Toliau dar buvo valstybės elito ir kaimo religijos, jos buvo skirtingos. Kunigaikščiai turėjo savo religiją, elitas, pavyzdžiui. Jų tikėjimai buvo orientuoti į valstybę, į karą, į politinę galią, tai buvo karių luomas valdžioj, taip, sutarčių įtvirtinimas, svarbiausia. Tada jų dievas buvo Perkūnas, karo teisingumo valdžios dievas. Apeigos buvo atliekamos politiniuose kažkokios centras. Tuo tarpu valstiečiai, paprastai žemdirbiai ir amatininkai, jis turėjo savo agrarinę religiją, visiškai tokią. Jiems buvo svarbiau žemės deivė, žemyna kokia nors, ugnies deivė ar laima likimo deivė. Jiems karas ar valstybės reikalai visiškai buvo toli, jų ritualai, šventės, supratimas buvo orientuoti į derlių, gyvulių vaisingumą, į šeimos gerovę. Ir šitas abi sistemas kaip vieną sistemą laikyti visiškai neįmanoma.